Dvyliktokė Laura, kaip geroji fėja, groja ir dainuoja, bet visur suspėja. Nuo pirmosios klasės žinom šią pirmūnę, tikime, pasieks dar mokslo į viršūnę. Buvo nedrąsus pirmokas, o dabar jis pažiba, viską žino, viską moka. Spėkit, aš čia apie ką? Edvardas, tai mano brolis. Laura, draugiškiausia mergina, padedanti, nuoširdi ir visuomet linksma. Nors trumpam išvykus buvo iš Veršvų, bet sugrįžo pasiilgusi namų. Astai patiko džiugint kitus, įmyli gamtą ir gyvūnus. Puošė mokyklą, puokštes gamino, gerų prisiminsime šitą merginą. Kokias pradinį, išdykęs berniukas, lakstė koridoriais tarsi pabūkęs, dabar dainuoja, paradijuoja, galbūt šių verslas rogį vilioja. Karjeras smarkiai banguoja, žinokit, kad Elvis baidarį eikvoja. Tikim, kad Elvis garsins dar šalį, olimpiadai laimėjęs medalį. Elvi, kai būsi tu čempionas, aplankyk mokyklą, nebūk kosis ponas. Maištinkė Gerda, visą tušteisybę, organizatorė, rūpinas vadyba. Mantas visada ramus, sportiškas ir mandagus. Dėl talentingumo savo net konkurse dalyvavo. Sigitas turi siekių didelių, turėt svajonę, tai labai svarbu. Sigitui linkim didelės sėkmės, kad įgyvendint savo svajones. Romas pavyzdys pramokui, mokslai jam tik vienas juokas, apie Romą tai gerai, sekti juo tu privalai. Du draugai višniukai iš filmuko Čipolinas susipažinkite, tai Mantas, o su juo ir Linas. Mėgsta dainą ir neliūdi niekada, manau, jie nepaliktų draugo jei bėda. Dvyliktokė Monika mokėsi gerai, pyragus skaniausius kepė, ar žinai? Monika, dar neišeik iš mokyklos, pavaišink ir mus savo pyragais. Justė ir Ugnė tai dvi darbštuolės, kai šventė mokyklai, pušėdavo uoliai, šoka, dainuoja ir salę ruošia, gražiausią renginį abi paruošė. Edvinas, Dalius, draugė su Goda, laimėjo prizus, jai dailės paroda. Graži dvyliktokė praeina pro mus, galbūt ateity Agnė modeliu bus. Ištraukė dainą Karolina, pasiklausus už širdies netimą, bet girdėjom, kad ji mėgo pamiegoti ir dėl to net į mokyklą pavėluoti. Šuolis Riedulio aikštėj Eglė pluša, nieko nebelaukus įvartį įmuša. Įdomu, ar ir mokyklai tai plušėjo, bet istorija šį faktą nutylėjo. Mantas ką, tai tikras džentelmenas ir manierom, ir būdami. Mantai, kaip ir aš būsiu dvyliktokas, norėčiau užaugti toks aukštas kaip ir tu. Simona, Aistė, Greta, Karolina, gudrios kaip laputės, keturios merginos. Paimkite
sakai, kas gera, kas gražu ir užsibrėžtą tikslą pasieksit pamažu. Apie Eriką kalbėti norim, tai gerai, nuolat įkamuoja visokie reikalai. Tik gaila, kad mokyklą lankydavo retokai, kad tai labai blogai supranta ir pirmokai. Mantvydą pažino ne kiekvienas. Jis kaip katinas, kuris mėgo vaikščioti vienas. Nepatiko jam mokyklos renginiai, tad dažniausiai juos stebėjo nuošaliai. Justas, auklėtoja man, menininkas bus. Nu, Justas atakuoja futbolo vartus. Justui patinka aktyviai sportuoti, linkime nesusitraumuoti. Giedrė ir Gintarė tarsi dvi sesutės. Viena be kitos negali jos būti. Draugiškos nemoka pyktis, tik sunkokai sprendžia lygtis. Tas vaikinas tai mokyklos pažiba. Šiandien jį pažįsta visa Lietuva. Parlamentų mokinių Paulius diriguoja, bet net prieš pradinukus tuo nesipuikuoja. Kasparas nuo seno slapčia muzikuoja, bet mokyklose renginiuose kartais jau pagroja. Kasparai, kai baigsi tu mokyklą mūsų, dar ateik pagroti ir pas mus į tūsą.